We will try now. So, Taigi, there are some questions coming from some people. kai kurie žmonės užduoda klausimus, There seems to be a little bit confusion. tarsi jie yra truputį sutrikę. Should I stop my work as a psychologist? Ar aš turiu užbaigti darbą kaip psichologo darbą? That is coming sometimes. Kartais yra toks klausimas. Because there are many psychologists coming here. Because there are many psychologists coming to sessions. Todėl, kad į sesijas ateina daug psichologų Or healers, arba gydūnų, or astrologists. astrologų. They feel confused because what they hear here, Jie yra sutrikę, tai ką jie čia girdi, that there is no person. kad čia nėra jokio asmens. It's just a belief. Tai yra tik įsitikinimas. There's no person doing anything. Čia joks asmo nieko nedaro. There's no person even deciding anything. Ir jisai nieko nenutarė, nenusprendžia. There's no person controlling anything. Ir tas asmo nieko nekontroliuoja. And there's no person creating thoughts. Ir kad jisai nekuria jokių minčių. The person thing is just a belief. Tas asmo yra tik įsitikinimas. Of course, we exist in sense of just existing, being here, right? Mes turime tą jausmą, kad esame čia ir kad mes egzistuojame. We're not a plant. Tai nesame kažkokie augalai. But there is no person doing anything or being responsible in the story. Bet čia nėra to asmens, kuris kažką darytų arba būtų atsakingas šitoje istorijoje. We don't have to go into details about this kind of things, but this is what people hear. Mes dabar neiname į visas detalės, bet tai yra tai, ką girdi čia žmonės. And see. Ir mato. Maybe. Gal. And then they think, but how can I help somebody if there's no one to fix? Ir jie sako, kaip aš čia neturiu ką pataisyti. So 5 years of education is based on illusion then? Ar mano 5 metai mokslo yra tarsi ant iliuzijos? And how can I heal anybody? Kaip aš tada galiu kažką išgydyti? You're using Reiki healing or whatever? Ar jūs Reiki būtumėt gydūnas ar kitas? If there is no cause effect. Jeigu čia nėra kas daro įtaką kažkokią. Because everything is one. Todėl, kad viskas yra viena. How can something cause something to happen if everything is one? Kažkas gali kažkam daryti įtaką, kai viskas yra viena. It's the same with astrologists. Tas pats yra su astrologija. How can the position of the planets have any impact on my life? Tas visos planetų pozicijos, kurios veikia mano gyvenimą. Because nothing is impacting anything. Jeigu niekas nieko nedaro jokio įtakos. Yeah, but why should you push the button on the kettle to get water? Taip, bet kodėl jūs nuspaudžiate mygtuką virduliui, kad būtų karštas vanduo? Should you stop being a chef in making food? Ar jūs turite nustoti gamintis maistą? Oh, because there's no cause effect really, so I don't have to put the oven on to make lasagna. Todėl, kad nėra jokios įtakos, kas čia daro, aš turiu vis kiekvieną kartą vis kažką daryti. It's naturally can be confusion here. Čia natūraliai vyksta kažkoks nesusipratimas. That's why it's good to clarify it. Ir yra gerai čia dabar paaiškinti. It's one thing what is happening in the story. Vienas dalykas tai, kuris vyksta istorijoje. That is happening. Tai vyksta. As long as we don't see. Bet jeigu mes nematome. How it is. Kaip tai yra iš tikrųjų. We can't behave as if we see. Mes negalime taip elgtis, tarsi matome.
So if you're educated psychologist, Jeigu jūs esate apsimokinęs psichologu, and that is based on the idea that people think that there is someone there that needs to be fixed, who has a problem, ir tada yra supratimas, kad egzistuoja kažkas, kuriam reikia kažką sutaisyti. even if we understand that maybe this is not true from the top of the mountain. Net jeigu ir nuo kalno viršūnės mes suprantame, kad tai yra ne visai tiesa, Yes, but do you see that? bet mes juk tai matome. Is that the real living reality in you? Ta realybė juk yra, mes That, gyvename, that all is one? kad viskas yra viena. Or is it just a new belief system created? Arba yra sukurta nauja įsitikinimų sistema. It's very important to understand this. Čia yra svarbu suprasti tai. We are not here to create a new belief system. Mes čia nesame tam, kad sukurti naują įsitikinimų sistemą. You know, I don't have any teaching Aš neturiu čia jokių mokymų. because teaching doesn't come lead us there, so to speak. Todėl, kad mokymas į tai neveda. We're not trying to make a new beliefs. Mes čia nebandome sukurti naujų įsitikinimų. It's like saying that, okay, I have believed that I'm not enlightened, Aš galiu pasakyti, aš turiu įsitikinimą, kad aš esu nušvitęs. and now I hear from Krista that I am already enlightened. Aš turiu įsitikinimą, kad aš nesu nušvitęs, o Kristeris sako, aš esu nušvitęs. Or some other teacher saying the same thing. Arba kiti gydytojai, ar kiti mokytojai gali tai pasakyti. But that is not meant to be a new belief. Bet tai nereiškia, kad tai yra įsitikinimas. I'm now enlightened, so I don't have to do anything. Aš esu dabar nušvitęs ir man nieko nereikia daryti. There's a big trap. Čia yra didelis spąstai. Because then we just believe a new thought. Todėl, kad dabar mes patikėjome į kitą mintį. I'm enlightened, I don't have to do anything because everything is happening by itself. Aš esu nušvitęs ir man nieko nereikia daryti, nes viskas vyksta savaime. Yes, it is true from the top of the mountain. Taip, tai yra tiesa, na, jeigu žiūrėt nuo kalno viršūnę. But as long as it is not a living reality seen as such, Bet kai gyvename realybėje, mes tai nematome. it's just becoming a philosophy. Ir tai tampa tiesiog filosofija. We can have disastrous consequences. Ir visos tos sąlygos. If I don't believe that the oven will be warm when I put it on as a chef, Jeigu aš netikiu, kad čia yra kažkoks šefas, nesupratau. let's say in this way, Na, sakykime tokiu būdu, the oven is put on, viskas, kas yra. the oven gets warm. Sorry, what is... The what- oven, when tai you make, yra orkaitė. the oven gets warm. Orkaitė įkaista, But even if there is in reality no cause effect, ir jeigu realybėje iš tikrųjų nėra jokių pasiekmių, because everything is one, todėl kad viskas yra viena, so nothing can cause something else. tarsi kažkas kažką įtakoja. But in the story it works. Bet istorijoje tai yra. Actually, it doesn't work, Iš tikrųjų tai neveikia, but it seems to work. bet atrodo, kad taip veikia. You do something on the oven, and the warm comes in the Jūs oven. Jūs kažką padarote su tą viryklę ir ateina šiluma. So please don't take away your profession. Taigi, prašau, neužbaikite savo profesiją. It's not about taking away the profession because there is some kind of belief that, oh, he's saying the truth, probably. Tai nėra apie tai, kad reikia užbaigti su savo profesijom vien dėl to, kad kažkas sako tarsi teisybę. When you see how it is, Kai jūs matote, kaip yra iš tikrųjų, that may change your profession. tai gali pakeisti jūsų profesiją. Maybe not. Nu, gal ir ne. If your role is to be a psychologist Jeigu jūs esate psichologu, or a Reiki healer ar reikia gidūnų, or astrologist, ar astrologu, you're playing that role in the story. jūs vaidinate šitą rolę istorijoje. Maybe you'll always play that role. Gal jūs visą laiką žaisit Nothing šitą rolę? nothing to do with enlightenment. Čia nėra nieko bendro su nušvitimu.
The Enlightenment doesn't have any impact on the story event. Nušvitimas nepaveikia istorijos įvykio. We don't change the story and the events in the story. Mes nekeičiam įvykių šitoje istorijoje. The role you play, the role you play. Rolę, kurią jūs žaidžiate, jūs tiesiog žaidžiate. And we are playing all different kinds of roles all the time. We are changing. Ir mes žaidžiame daugybę rolių, daugybę laiko ir tai keičiasi. So you don't have to worry about this. Jum apie tai nereikia rūpintis. It doesn't matter how it looks from the Enlightenment point of view, from the true state. Nereikia rūpintis, kaip tai atrodo nušvitimo ar iš tiesos vietos. The movie moves on. Tiesiog filmas juda toliau. But of course, in the enlightened state, there is no psychology. So it is also an impact on the story in that sense. Na, nušvitime iš tikrųjų nėra to, kad psichologija kažkaip veikia tą istoriją. Why should we otherwise search for some kind of truth if you don't feel better in the story? Kitu atveju, jeigu jums nebūtų blogai, jūs neieškotumėt ir tiesos toje istorijoje. So the psychology is collapsing. Ir ta visa psichologija sugriūtų. But our role playing is not collapsing. Bet mūsų rolės žaidimas, jisai nesugriūna. So it's not about believing. Tai nėra apie tikėjimą. If we take the psychologist as an example. Pavyzdžiui, jeigu paimsime kaip pavyzdį psichologiją. It's not to believe that there is someone there that I need to fix because he has problems. Tai nėra įsitikinimas, kad aš turiu kažką tai išgydyti, nes jis turi problemą. What is happening is that this person come to you and he wants to have help. Kas atsitinka? Tiesiog ateina pas jūs žmogus ir jisai nori pagalbos. And then you help him. Ir tada jūs jam padedat. In any way you can. Taip, kaip jūs galit. That is part of the story. Tai yra šitos istorijos dalis. We don't change the movie. Mes nekeičiam filmo. Enlightenment is to see what is really going on behind it. Nušvitimas yra, kai jūs matote iš tikrųjų, kas vyksta už viso. That in the movie you are helping somebody as a psychotherapist, for instance. Kad jūs šitame filme kažkam padedat kaip psichoterapeutas. But you are, so to speak, sitting in the cinema sofa. Įsivaizduokite, kad jūs sėdite sofoje, filmo sofoje. Knowing that this is just a movie. Ir jūs suprantate, kad visa tai yra tik tai filmas. Nothing is not real here. Kad čia niekas nėra tikra. It's just pictures and sound coming and going. Čia tiesiog ateina paveiksliukai su garsais ir nueina. But in that pictures, in that movie, Bet tuose paveiksliukuose ir tame filme someone has a profession of being a chef to make food for the children. kažkas in yra school. gyvūnas arba šefas, kuris verda vaikams mokykloje maistą. And then that is happening Ir tai tiesiog vyksta. automatically by itself. Tai vyksta automatiškai savaime. So you don't have to worry about this. Taigi jums nereikia dėl to rūpintis. To create a new belief system is not what we do here. Ir sukurti naujų įsitikinimo sistemų, tai nėra tai, ką mes čia darytume. What is happening anyway. Kas vyksta, tai vyksta savaime. But if we start to believe in new kind of beliefs, Bet jeigu jūs pradėsite tikėti kitus įsitikinimus, we're not going anywhere. mes niekur nenueisime. It's just creating a new belief system, Tai tiesiog sukursime naujus įsitikinimus. which, if it's believed to be true, Kad įsitikinimas yra tiesa, may have consequences. You have to stop your profession because there's a belief. tada jūs turite sustabdyti savo profesiją, nes tai yra tik įsitikinimas. We're talking about different levels here. Mes čia kalbame apie skirtingus lygius. Even if you see how it really is, Net jeigu jūs ir matote, kaip yra iš tikrųjų, you can still continue to make food for the children, of course. jūs vis tiek dar galite gaminti maistą vaikam, iš tikrųjų. Otherwise, nothing will happen in this story. Kitu atveju nieko nevyks šitoje istorijoje. Everybody will sit in the enlightenment and total bliss. Visi sėdės visiškam nušvietime ir palaimoje. Is that going to happen? Ar tai vyksta? Of course not. Žinoma, ne. Children will get their food, Vaikai turi gauti maistą. and you will get your astrology scheme.
o jūs savo astrologiją užsimti. You will get help from the psychologist Ir padėsite žmonėm kaip psichologas. because it's part of the story. Todėl, kad tai yra istorijos dalis. You can't change the ocean. Jūs negalite pakeisti okeano. The ocean shows itself as the waves. Okeanas tiesiog save rodo kaip tos bangos. And even if you know what the waves is actually the ocean showing itself as waves. Ir jeigu žinote, kad okeano bangos tiesiog rodo patį okeaną kaip bangas, One of the waves is you as psychologist helping people. viena iš tų bangų esate jūs kaip psichologas, kuris padedate žmonėm. Even if you know that there is no one to help actually. Net jeigu jūs ir žinote, kad nėra to, kam jūs galite padėti, nieko nėra. But that is on a deeper level. Bet tai yra jau giliam lygyje. Is anyone having questions around this? Ar kažkas turite klausimų apie tai? Or maybe some protest or some discussion? Gal yra protestų, gal yra pasisakymų? Yes, Fritz. Hi, Krista. Hi. So Nice to see you. I realized I just kind of jumped in earlier, but yeah, I knew what was going on and I needed to say it because that's part of my story. Turiu pasakyti, kad tai yra dalis mano istorijos. Okay. So I know I've seen for myself an example of what you're speaking of, and it involved someone who introduced me to you. Aš matau tai, ką tu kalbėjai savyje ir vienas žmogus tau pristatė mane. And when this person was speaking to me, describing your work, Tai tas žmogus kalbėjo su manim, jisai aiškino. it was like I could feel that this person was just parroting, you know, like the bird that repeats what people say. Tas žmogus buvo tarsi paukštis, jis kartojo tai, ką kalba žmonės, What you were saying. tai, ką tu sakai. And so it just felt weird. Tai jautėsi keistai. I'm not saying you're wrong or this person was wrong, but just that it didn't make any sense. And Nesakau, kad tu buvai neteisus, ar tas žmogus, kuris kalbėjo, buvo neteisus, bet tai atrodė keistai. this was just repeating something. It wasn't actual experience, let's say. Tai buvo tiesiog tas žmogus kažkoks kartojimas, tai nebuvo jo patirtis. And I noticed lately I've been doing something in another area of my life. Aš dariau kitus dalykus kitoje vietoje savo gyvenime. So any comment you want to make? Yeah. Thank you. Thank you, Fritz. Dėkoju. Some teachers have understood this quite deeply. Kai kurie mokytojai tai supranta gan giliai. The risk of talking, Ta rizika tos kalbos, the risk of trying to make something in concepts, kad tą visą sudėti į koncepciją bando. because it can be so easily misunderstood. Visą tai gali būti lengvai nesuprasta, Confusion. nesusipratimai. So I also been thinking about shutting up actually. Aš irgi galvojau, kad reikia užtilti, Just sit here. tiesiog sėdėti čia. It's a beautiful way of teaching actually. Tai būtų toks gražus būdas mokinti iš tikrųjų. But for some reason this guy likes to talk also. Bet yra tokia priežastis, kad šitas vaikinas mėgsta taip pat kalbėti. So I'm trying to take away misunderstandings. Aš tiesiog stengiuosi nuimti visus nesusipratimus. This is what we do in these recordings. Tai yra tai šitos įrašus, kuriuos mes darome. Without becoming a new teaching. Nedaryti naujų mokymų. A little bit thin layer between the borderline is not so easy there.
Čia tiesiog kalba yra tokia nepaprasta išsireikšti. But to describe how it is seen from the enlightenment point of view, so to speak, from the true point of view, Bet norint paaiškinti, kas iš tikrųjų matoma iš tos nušvitimo vietos, doesn't mean that we should start to live from that point of view when we are not seeing it. tai nereiškia, kad mes turime iš toj vietoje gyventi, kai mes jos nematome. This is not only the problem here. Čia nėra tik tai šita problema. It's always the problem with all organizations, all teachers. Tos problemos vyksta su visom sesijom, su visais Taip. mokytojais. We are longing for this truth so much. Mes taip ilgimės tos tiesos. I want this to be true, what he says or she says. Aš noriu, kad tai būtų tiesa, ką jisai ar jinai pasakė. But very easy to become some kind of mind game. Bet taip lengva viskas pavirsta tiesiog proto žaidimais. It's just a new philosophy because we're not living it. Tai tiesiog yra nauja filosofija, todėl kad mes pagal tai negyvenam. But the alternative not to talk about what we have misunderstood is not so good either. Bet kalbėti apie tai, kas yra nesuprasta, tai irgi nėra gerai. Because there's so much misunderstandings. Todėl, kad čia tiek daug visokių nesusipratimo. Enlightenment is an experience. Nušvietimas yra patirtis? No. Ne. Bliss is a feeling. Palaima yra jausmas? No. Ne. Unconditional love is a feeling. Besąlyginė meilė yra kažkoks jausmas? No. We have to do a lot of things to get there. Mes turim padaryti daug dalykų, kad tai pasiekti? No. Ne. So this sessions is to just take away these misunderstandings. Visos tos sesijos yra tik tam, kad nuimti visus tos nesusipratimus. I have to fix it. Aš turiu tai pataisyti? No. Ne. But it's always a risk that it becomes a new philosophy. Ir čia yra tokia rizika, kad taps nauja filosofija, Which we believe so much that it has an impact on our daily life. kurią mes patikėm ir tai įtakoja mūsų gyvenimą kasdienybėje. Then it becomes a little bit even dangerous. Ir netgi gali būti pavojinga truputį. Because we do and behave in a certain way which is not true. Todėl, kad mes elgiamės tokiu būdu, kas nėra tiesa iš tikrųjų. So I just want to comfort these people who has this confusion. Don't have to think, you don't have to change anything in your story. Taigi aš noriu pasakyti žmonės, kad jums nieko nereikia pakeisti jūsų istorijoje. Based on thinking. Tai, kas yra priklauso nuo jūsų mąstymo. The stories change anyway all the time. Istorija keičiasi visą laiką, bet kokiu atveju. By itself. Savaime. Anyone else have any comments on this? Dar kas nors norite tai pakomentuoti? It's nice to see you all. Nuostabu jumis visus matyti. From 4 continents, actually. Iš 4 žemės kontinentų. So many cultures. Tiek daug kultūrų. We can be a little bit of a family here. Čia galime būti tokia šeima, Longing to come home. kuri ilgisi sugrįžti namo. Any other questions for today? Ar šiandien dar yra kokių klausimų? As you know, we're starting a course tomorrow, Kaip žinote, mes rytoj pradedam kursus, so we will not have any group sessions then. mes neturėsime grupinių sesijų. We will let you know when the next one is coming. Mes jums leisime žinoti, kada bus sekanti sesija. Okay. Thank you very much. Labai And- ačiū. Galia and Aditi, maybe you can stay here if you want to have an activation because you came a little later. Yeah? I can give you this now. Okay. I'll just put on out the recording here first.